Šiandien yra 28 spalio, 25 metai. Štai gavau naujo filamento. Štai 6 pakuotės, 6 špulės. Kaip jie rašo, po 1,1 kilogramo. Jo. Ir čia, kaip matome, štai pavyzdžiui užrašyta High Speed Mate PG, kaip sakant HS Mate. Didesnio greičio matinis PG. Neblogas variantas, čia viskas standartiškai. Sky Blue spalva. Temperatūra štai tokios. Jo. Tai va galiu iškart pasakyti, kad tikrai atrodo iš pažiūros įspūdingai. Kas įspūdingai? Štai kas. Geltona labai tokia ryški, labai graži. Morkinė irgi ryški. Labai ryški. Tokia, žinai, kaip sakant, spindinti tokia, sodri spalva, ryški labai. Ir žalia labai ryški, graži. Tai va tos 3 spalvos tikrai labai fainos. Šita Sky Blue arba tokia žydra, raudona, balta, tai atrodytų kaip ir standartinės, tokios kažko nelabai. Ta žydra, turiu irgi va tenai, matas jau kaip tik. Tik tais tenai yra PLA plusas, jo, PLA plusas. Tai va šitas, čia žiūri выгодно, kaip sakant, сделка pasitaikė, aliukė. Kaip sakant, tiesiog varčiau, žiūri. Ten buvo kažkokia akcija, fashion ar kažkas tokio. Pūkšt. Ir ten dar buvo akcija, tos fashion virš 5,9, jeigu perki eurų, dar ten 7 eurus nuolaidą numeta. Tai super. Tai gavusi va ta pakuotė man kainavo 42 eurus. Primetat? Kaip sakant, 6,6 kilogramų čia yra. Normalaus PG šito filamento. Ir dar plus pagreitinto. Tai sakyčiau, pigiau grybo. Niekur nerasi tokių dalykų už tokias kainas. Ir čia, kaip aišku, akivaizdu, čia Jajo firmos tos. Šitie filamentai labai greit iš Europos ateina. Užsakai vieną dieną, tai grubiai tariant, va dabar yra antradienis. O aš užsakiau praeitą savaitę, gal buvo ketvirtadienis koks, tai vat, kelios dienos darbo praeina. Labai greit pristatymas. Vienu žodžiu, reikia ieškoti akcijų. Jeigu ne akcijos, būna pas juos irgi brangu. Kaip sakant, irgi panašiai, normalios kainos, taip, normalaus dydžio rinkos kainos, rinkinės kainos tokios, kaip kad ir visur kitur filamentai pardavinėjami. Tačiau, bet jeigu surandi kokią akciją, pasitaiko, užgauni, užgriebi kažką tokio mošino, tai yra labai gerai. Va, tai 6 filamentai, nauji PG, geresnis filamentas, truputėlį geresnis, kokybiškesnis, stipresnis negu pilaškės. Pilaškių, va, pliusų turiu spalvų, toliau meta, štai čia uždėta, čia meta grinai baltas PLA. PLA matinis, va tenais yra visa krūva, 5 tos špulės dual color. Vat kur šitie gaminukai buvo padaryti. Toliau dar turiu PG, standartinio PG, tik tais transparentą. Irgi komplektukas. Toliau va tokio vat varinuko turiu, irgi neblogas variantas. Daug ką perku iš Jajo, nes tikrai pigiau. Tikrai pigiau negu bet kur kitur. Tam pačiame Legu šitie yra brangesni žymiai. Gal truputėlį kokybiškesni ir panašiai. Su Jajo yra šiokių tokių problemų, jeigu jie pastovi ant oro atviro. Nesvarbu ar drėgna ar šalta, tiesiog gauna oro gauna. Pradeda jie irti. Trupinėti. Vat jeigu tai paliksiu, kaip sakant, po kokio, grubiai tariant, po 3 savaičių, kokių žiūriu, ateičiau čia jau viskas sutrukinėję būtų. Va šitas siūlas sutrukinėjęs. Paskui nusiminioji biškį, vėl gali pradėti. Vienu žodžiu, niuansų yra be abejo, bet gyventi galima. Taip, tai vat morkinė, tai čia superinė spalva. Čia va buvo padarytas gaminukas. Tai va čia va irgi yra morkinė, va šita spalva, morkinė, morko spalva. Tai jinai nėra tokia ryški, matome iš karto. Va kur ana, kur šita. Jau akivaizdžiai. Čia yra va akivaizdžiai kitoks dalykas. Tai labai gerai čia. Dar ko reiktų, žinote ko? Reikėtų būtinai bent jau kokią vieną špulytę šito
kaip ten vadinasi, marblo, arba marmuras vadinamas lietuviškai, marmurinio. Šito filamento būtų gerai gauti. Kartais būna tokių poreikių, kai reikia tokio. Ir dar neturiu rudos spalvos. Iš tos gamos, sakykime, būtų gerai turėti rudos spalvos, nes va čia reikėjo rudos, tai panaudojau morkinį. Taip kad, o daugiau tai kaip ir yra sočiai. Belieka tik printinti kažką tai prasmingo. Tai va, atėjo va tokioje dėžėje. Šešios pakuotės už kem 2 eurus. Paprastai jie pardavinėja 5 šitas špulėmis, kažkokius komplektus. O čia pasitaikė 6. Nu, valio. Už kem 2 eurus galiu ir pirkti ir 5 net. Taip kad čia pigiau grybo gavosi. Nu jo, bet